Labą dieną visiems. Tai aš papasakosiu apie odos pokyčius, kuriuos reikia pastebėti laiku. Noriu pabrėžti, kad kosmetologo vertė nėra diagnozuoti prieš gydytoją, o saugiai atpažinti situacijas, kuriuose jau reikia stabdyti procedūras ir nukreipti žmogų dermatologo konsultacijai. Dermatologas ir kosmetologas mes nesam konkurentai, jie dirba skirtingose to paties paciento gydymo etapuose. Čia pateikiami moksliniai duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad literatūra nuosekliai rodo, kad geriausi rezultatai gydant lėtines odos ligas bei jų komplikacijas pasiekiami taikant kompleksinį požiūrį. Kosmetologinė priežiūra sumažina vaistų sukeltų odos dirginimą ir pleiskanojimą. Medicininis gydymas su profesionaliais valymais, pilingais lemia greitesnius aknės gydymo rezultatus. Po agresyvių kosmetologinių procedūrų su kosmetologinė priežiūra odos barjeras atsistato ženkliai greičiau. Integruota priežiūra didina paciento psichologinį pasitenkinimą. Kosmetologo kompetencija yra labai vertinga, kadangi jis ne tik daro procedūras, bet ir stebi odos pokyčius reguliariai. Tai yra unikalus vaidmuo, kadangi kurio neatlieka nei šeimos gydytojas, nei dermatologas tokiu pačiu dažnumu. Kosmetologas pacientą vidutiniškai mato 6-12 kartų per metus, dermatologas tik tais kartą 2 ar gal net ir rečiau. Reguliarus kontaktas su pacientu leidžia pastebėti naujus, progresuojančius, neįprastus odos pokyčius. Saugus bendradarbiavimas su dermatologu padeda kosmetologui dirbti stipriau, o pacientui gauti pačius geriausius rezultatus. Svarbus bendras planas ir bendradarbiavimas. Natūraliai atsiranda čia ir gydytojo dermatovenerologo vaidmuo, bet ne kaip kontrolė, o kaip kitas kompetencijos lygmuo. Nukreipimas pas dermatologą yra profesionalumo ženklas, o ne kompetencijos trūkumas. Noriu pabrėžti, kokie yra svarbus odos ženklai kosmetologo kabinete, kaip dar kitaip žinoma kaip raudona vėliava, bet tai yra negalutinė diagnozė. Tiesiog tai yra sprendimo taškas, kada jau nestimuliuoti, netraumuoti, nemaskuoti, o kitais atvejais ir neatidėlioti siuntimo specialistui. Ne kiekviena paraudusi oda yra rožinė, ne kiekviena papulė yra aknė ir ne kiekvienas spuogelis ant odos yra saugus procedūrai. Šiuos ženklus reikia dokumentuoti ir nukreipti. Svarbu atkreipti dėmesį į sparčiai plintančius, kintančius ar simetriją prarandančius odos pokyčius, gilus skausmingas palpuojamas uždegimas po oda jau yra indikacija net kitais kartais ir sisteminiai terapijai. Atkreipti dėmesį į randėjimo pradžią, duobutės, keloidai, hipertrofinio rando formavimasis po aknės ar po trauminių susirgimų. Stebint odos pigmentaciją ar kažkokį pigmentinį darinį, nepigmentinį, kuris šlapiuoja, keičiasi, taip pat reikia nukreipti dermatologui, nesant atsako į procedūras ar blogėjimui. Pūliavimas, medaus spalvos šašai, ūminis patinimas, karštis, galimi infekcijos požymiai. Ne kiekviena uždegiminė aknė yra procedūrinis atvejis. Komedonų buvimas labai padeda diferencijuoti nuo kitų uždegiminių odos ligų, kaip veido rožinė ar perioralinis dermatitas. Stebint gilius, skausmingus mazgus, cistas, greitą randėjinį, stiprų poveikį pacientų psichosocialiniai sveikatai ar nesant gydymo veiksmingumui daugiau negu 2 mėnesius, reikalinga dermatologo konsultacija. Kosmetologinė priežiūra, kuomet yra sunki konglobatinė, randėjanti mazginė, cistinė aknė, galima tik tai stabilizavus būklę dėl randėjimo rizikos. Esant skarščiavimui, sąnarių skausmui, kaulų skausmui, net opėjimui ar hemoraginiams židiniams, tai yra ne eilinė aknė, kuriai reikalingas agresyvus ir greitas gydymas sisteminiais vaistais, tokiais kaip izotretinoinas. Aknė, ką galime padaryti? O kartu mes galime padaryti daug kartu, derinantis prie gydymo plano.
gydymo mūsų medikamentinio plano nereikia apeiti. Ne viskas, kuomet yra taikomas vietinis ar sisteminis gydymas, ypač izotretinoinų, yra kontraindikacija procedūrai. Bet tai nėra žalia šviesa viskam. Stebint kažkokius odos pokyčius, reakcijas, svarbu dokumentuoti ir informuoti gydytoją. Rožinė gerai žinoma lėtinio uždegiminė odos liga, bet tai nėra vien tik estetinis odos paraudimas. Svarbu yra nenugalėti raudonį, o neprovokuoti paūmėjimo. Jei veidas aktyviai dega, yra papulio pustulių, ryškus jautrumas, akių simptomai, pirma dermatologinis planas, paskui tik tais procedūrinė priežiūra. Abrazyvūs valymai, eksfoliantai, alkoholio pagrindo turinčios priemonės gali paūminti būklę. Taip pat išlieka tas pats principas, kad tiesiog derinamės prie gydymo plano, o ne jį apeinant. Jeigu stebime, kad yra akių pažeidimai, kitą kartą reikalinga ir okulisto konsultacija, nes gali būti ir akių rožinė. Perioralinis dermatitas tai lėtinė uždegiminė odos liga, kuri yra dažnai neatpažįstama ir maišoma su kitais odos susirgimais. Kuo išskiria iš kitų, tai kad bėrimai tipiškai bėstosi apie burną, nosis, akis, būdingos papulės, pustulės, eritema. Dažnai blogėja nuo produktų ir įvairių procedūrų. Aiški riba yra perioralinį dermatitą negelbėti procedūra, o nebeprovokuoti bėrimo. Nėra tas scenarijus, kuomet pacientas ateina kreipiantis pagalbos dėl bėrimo, bet procedūros ir aktyvūs produktai būklę netigilina, todėl pirmasis žvilgsnis ne procedūra, o gydymo plano sudarimas pas dermatologą. Kitas svarbus aspektas yra odos dariniai. Noriu pabrėžti tai, kad kosmetologas nediagnozuoja vėžio. Jis tik atpažįsta neįprastą riziką, nesiima jokios procedūros ant darinio. Jei abejojate dėl darinio, tai yra jau indikacija siųsti pas gydytoją specialistą. Ypač svarbu paminėti tai, kad nekaltai atrodančios bazaliomos, jos gali atrodyti kaip rausva, blizgi papulytė, o plokščių ląstelių karcinoma, kas yra odos taip pat vėžys, gali tiesiog atrodyti kaip šlapiuojanti, negyjanti plokštelė padengta šašu. Kosmetologas vertina riziką ir nenustato diagnozę. Labai dažnai padeda ABCDE taisyklė ar ugly duckling simptomas, tačiau ne visą laiką pastebim melanomą šių pirmųjų simptomų metu. Labai yra svarbi dinamika. Jeigu darinys pradeda didėti, keistis formą, spalvą, reikėtų procedūros nevykdyti antitartino darinio, jo nepašalinti, netraumuoti, nebandyti nupoliruoti, rekomenduoti dermatologo konsultaciją. Jeigu yra jau stebit, kad yra greitas augimas, kraujavimas, konsultaciją rekomenduoti skubiai. Ne kiekviena pigmentacija yra odos problema, taip dažnai matoma melasma, yra gerybinė, bet kosmetologas turėtų sustoti, jeigu pigmentacija yra netipinė, nauja, simptominė ir greitai kintanti, nes tai gali maskuoti melanomą. Agresyvios, depigmentuojančios, dirginančios procedūros ant aktyviai uždegiminės odos taip pat gali pabloginti dar pigmentaciją. Kas keičia praktiką? Reikėtų, vertinant pacientą prieš procedūrą, užsiduoti savo klausimus. Ar tai yra tik tais kosmetologinė procedūra, ar yra požymių keliančių įtarimą, ar procedūra gali pabloginti odos būklę. Svarbu stebėti ir dinamiką, ne tik gydyti ir vertinti problemą. Nebijoti siųsti nuotraukų, aprašymų, tartis su gydytojais specialistais. Tai nėra kompetencijos praradimas, o kaip tik tai yra komandinė priežiūra. Kosmetologinė priežiūra dažnai gali būti saugiai derinama su kosmetologiniu gydymu, tačiau yra svarbu žinoti procedūrų ribas. Vengti intervencijų, kurios gali dirginti ir pažeisti odos barjerą.
Kosmetologas, dar kartą noriu paminėti, kad neprivalo nustatyti diagnozės, tačiau yra situacijų, kai svarbiausia tampa laiku pastebėti požymius, kurie jau gali parodyti, kad tai yra dermatologinė liga, ir rekomenduoti dermatologo konsultaciją. Tai profesionalumo ženklas. Kosmetologai dažnai yra tie specialistai, kurie pacientus mato reguliariai. Jūsų klinikinis budrumas ir bendradarbiavimas su dermatologu yra labai svarbu siekiant geriausių rezultatų pacientam. Dėkoju už dėmesį.